Visi sveiki, su jumi vėl aš, Arūnas Gudunskas, jūs pas mane svečiuose. Šiandien sekmadienis, balandinių tvarkymo metas, aišku, aš tų pyklų neplaunu, bet viskas prapurkšta, prasdezinfekuota. Grindys taip pat išpurkšta su ekocit, neregis, yra pas Valdą parduotuviai. Ir iš karto, aišku, milteliai. Milteliai menton, reiškiasi primasoso ten. Bet kurio gamyba, reiškiasi su dezinfekcija, drėgmės sugėrimo, kvapo pakeitimo. Va taip, išdezinfikavau, paukščiai išvaryti, grindys viskas drėgnai išpurkšta, išbarstyta milteliais, ilsisi balandinė, kvėpuoja. Reiškiasi, sakau, neplaunu aš tų pyklų, jūs ten naujas balandinės gražu rodyt, bet parodykit po 10 metų. Tai va, tai toks va būtinas dalykas su milteliais, labai gerai, drėgmę ir kalidorių išvarysiu. Viską dabar taip tik rodau, kad vaikštau, kad galėčiau, durytės važinėja pas mane. Tai va, taip va, su milteliais pakeičia kvapą, dezinfekcija irgi užmuša visas bakterijas. Dabar drėgna, būtinai reikia valyti ir dezinfekuoti, Tai va, 2 balandinės čia paruoštos apačiui paukščiams. Sutvarkytos, va, sėdi dzikarai. Visą dieną laukia, nieko negauna, aš arbatos pasidariau. Pavargau, blemba. Vargdamas einu dar. Pavargau vargdamas čia. Reiškiasi, kaip nori viską padaryti. Viskas vienu metu. Les nori. Laukia visi dzikarai, saulėgražų, tik tai daug jiems. Nu, reikia biškį duoti saulėgražų. Och, tu velnias. Seną šikną padidė, jau paskui nepasikeli. Tik išgirdo jau. Dai. Buvo atrodo, kad jau čia mirštat. Aišku, ne taip kaip pas Valdę, nekrenta iš dangaus. Sako, gali neišert, bet nu va tokie va. Tai va, tai čia visa krūva vėl vyrai. Vėl, kaip sako, kiek čia reikia visko duoti. Ir žmonės, sakau, šiandien ir su sportininkais kalbėjom. Ir taip patie, sakau, nu, kol duodi, tol gyveni. Reiškisi, visi tie daugumą, sakau, dabar ir Lietuvoje sportininkų jau išeina iš antibiotikų. Sakau, visi preparatai, žoliniai priedai, probiotikai, tai va, tai dar ką noriu parodyti, va, alaus mėlės čia, jau daug kalbėta, česnakas. Aliejus, natūralus daiktas, probiotikai, elektrolitai ir va ta milteliai. Va. Reiškisi, nesvarbu, ką nuo gamybos, bet yra va tokie va milteliai. Dabar man regis primasoso gamybos. Čia gal, jo čia. Gal kitokią pakuotę. Aš esu daugiau, kai visada užsipirkęs. Sau tai gali mano maišiukas skirtis, bet nesvarbu. Svarbu sudėtis, dezinfekcija, kvapas, drėgmės sugėrimas, galima valyti būdą, galima ant viršaus dėti. Uždaro, uždengia kvapą, užmuša bakterijas. Pamirštas senas dalykas, visada sakau, nu, žiūrėkit, kas jums tinka, pirkit, darykit. Ir aliejų gaminau, bet sakau, radau seniai, vat, šitą firmą gamina, sakau,
Buvau pas jos, gamina produkciją žmonėm ir visą tą patį pilsto paukščiams. Daug, sakau, produktų bus. Nu, dabar čia tų mūgių, kaip šunvočių, tai šitą mėnesį čia nespėsim viską užsisakyti, bet bus. Bus ir morkos džiovintos, ir burokai, ir burokų sultis su svogūno sultim, ir daržovių tyrės. Nu, bus daug tokios produkcijos, va. Čia 5 kilogramai mėlės irgi yra pas Valdę. Tai va, ką paėmiau šiandien kviečių specialiai kilogramą, gal daugiau kaip kilogramą. Tai jeigu duodat kviečių, visai dabar, kaip sakyti, jau taupus, ką čia. Tai būtinai aliejus su česnaku, mėlės, aliejus, mėlės, ten daleiskim. Tai jau čia būtinas, nes, nu, tas pašaras labai skurdus, tas kviečia, žinot. Ir jeigu mišinys, taip, galima be šito prasimušt, mišiniai daug visokių, bet ir tai 3 kartus savaitėj būtinas tas dalykas. Mėlės, aliejus, žuvies taukai. Tai, nu, visi dalykai, sakau, loju kaip šuo. Visi dalykai yra investicija į jūsų paukščio sveikatą. Mineralai padėjau molio, irgi lesa labai gerai, neatsitraukdami. Nes čia pirmai su maišais vaikščiau šiukšlių, tai čia jie kampe matė tupėjo visi. Negyvi, nežino, kad man čia nesimaišytų niekas. Tai va, dabar gert laukia. Bus elektrolitai paduoti atsigerti. Porą dienų energijos reikia būtinai, va, paukščiai porinasi. Tai va, tai vėlgi prie tokių va dalykų mėlės. Mėlės labai geros, nesvarbu, reiškiasi kokioj pakuotėj, kaip jūs norite, yra va tokios va smulkios, yra stambesnės, nu, bet kokias mėlės, bet kokios įmonės gamybos, reiškiasi. Tai va, tai daleiskim, kilogramas pašaro vėl rodo, kilogramas pašaro, paimam valgomas šaukštas, nu, sriubos, valgomas šaukštas, aišku, su viena ranka, su tokia senio sveikata. Taip, atsisuka mėlės, aš jau paruošęs, reiškiasi, kamštukas nukris ant žemės, nieko baisaus. Tai va, pilam valgomą šaukštą. Užpylėm bagotai, gerai. Viskas bagotai, gerai, dabar tą valgomą šaukštą išpilam čia ir maišom. Išmaišom, reiškiasi viską gerai, kad būtų drėgnesnis. Pasidarysiu dabar ant pauzės, nes, nu, kvaila čia maišyti, taip aš pramaišysiu, paskui parodysiu toliau. Pamaišėt kokias 5 minutės, matot, kad biški apsivilko, biški blizgesys yra, reiškiasi, ant šito viso mišinio, labai maloniai kvepia. Net pačiam norisi, paskui imat mėlės va, ir imat šaukštą, reiškiasi, nu, ten nesu kaupu ten baisiai, bet, nu, va, tokį jo ten biški kopelis, šaukštą pabarstot. O, kaip matot, viskas gerai. Nu ir vėl maišot. Maišot, kad viskas apliptų. Tai va, aš dabar vėlgi įsijungiu. Keletą minučių pamaišėt. Mėlės apkybo. Aplink grūdą, reiškiasi. Biški palaikysite pradžius ir iškart va, lest paukščiams. Nešat, pilat. Paukščiai super maloniai lesa. Pasibaigia mėlė, su česnaku padarykit kitą
kart padarykit su žuvies taukais. Jeigu turite, labai gerai kvepia česnakas su duona. Nu, paskui paukščiai kaip įpranta, tai vyrai, nu tiesiog iš dangaus leidžiasi į bliūdą čia. Tai va, tai jūsų jau tas mišinukas netoks, kaip sakyt, bėdnas. Nu, specialiai dariau kviečius, kad nesakytų vėl ten Gudunskas pasikėlęs, tik pašarus rodo prabangius, tik tai nori, kad pirktų ten ar... Nu, man tai sakau, pirkimai tai čia ne mano sfera, aš sau darau, jūs perkos aš sau, bet tik sakau, nu, kad nebūtų čia vien tik reklama, tai jau kviečius ne tik pas Valdą parduotuvėje rasite ir pas Joną, nors daug brangiau pas Joną, pas Valdą 500 kg 12 eurų, pas Joną 40 eurų ir nežinau, kodėl daugumas, nu, nesinaudoja. 2 eurai kišeniai, tai aš manau, vis tiek yra gerai. Nu, nesvarbu, čia jau jūsų reikalas. Tai va, kvietys jau yra sotesnis. Dabar parodysiu čia va. Sudėtis, vitaminai A plus D, D3 ir blemba, čia nu visko nefokusuoja. Kaip sakyt, reikia, kad sufokusuotų. Nu, tai čia folinė rūgštys, o kiek kartų mineralai. Ai, nervuoja mane. Per ryškus labai. Nenori sufokusuoti, gal iš toli pritrauksiu. Labai ryški spalva. To daikto ryškisi labai daug visokių. Nu, visokių gerų dalykų, vyrai. Čia toks papildas alaus mėlės, kad sakau. Tiesiog, nu sakau, taip maloniai kvepia. Česnakas natūralus, neapsimoka nieko daryti. Česnako sultis natūralios, spaustos natūraliai. Mačiau viską, sakau, žmonėm gamina košės, visokias makalošės, maisto papildus, vat, natūralius. Reiškiasi šitą firmą, viskas labai gerai, tikrai super. Ir galima pirk, naudot ir sakau, tie visi kokcitricho ten, nu, žiauriai viskas, kas toj lentynoje, viskas naudojama, viskas duodama. Ir būtina duot, sakau, nereikės vaistų. Tai vat visi verkiat, kad labai žiauriai brangu vaistai. Nereikės vaistų nei nuo šunų tablečių, nei kačių tablečių, nei ten visokių kitokių turgui parduodamų nuo prekystalio. Reiškiasi, paukščiai bus stiprus, sveiki visi ir bus mažiau problemų tame betarpe ir jums. Sveikata bus geresnė. Paukščiai nervų negadins, kad reikia pinigų išleisti. O paukščius prižiūrėti reikia. Reikia investicijos, reikia visko. Taip, kad čia nėra paprastas užsiėmimas, juokingas užsiėmimas. Nėra taip. Nu, Semkų visi nori, matot. Geresnis pašaras, tai čia jiems liuks viskas. Tai va, dar reikės eiti toliau visą fermą savo apžiūrėti. Nėra išeiginių pas balandininką. Švenčių nėra, nieko nėra. Kaip sakyt, jeigu rimtai užsiimt, tai nėra kada ir viską padaryti. Kiekvienas sezonas turi savo ypatumų ir kaip tu pasiruoši paukščius, taip turėsi perėjimo sezone, skraidimo sezone ir būtinas. Tai vat stengsiuos po biškį rodyt, kažką tai pasakot, jeigu tai
Matau, žinoma, daug žmonių į tai pasižiūri dabar nuo kokcidiozės. Užsakiau Olandų firmos vaistų slogai, ornitozė irgi. Tai, turėtų būti per pirmą mugę prekyboj. Atveš kokcigėlį. Ten 3 viename. Irgi su vitaminais, kad paukščio nesodintų organizmo, kad nežudyti imuninės sistemos. Nes kaip iškėliau šitą klausimą, supratau, kad šita problema aktuali. Žmonės yra susidūrę, kiti nenori susidurti, pasiėmė iš anksto, tai sakau, liga bloga liga parodysiu aš. Pabandysiu, kai gausiu vaistus, pafilmuot, papasakot. Nes, sakau, to lygos simptomus panašius turi, maišosi ir negali žinot, reiškiasi kaip, kas su ko valgoma. Tai manau, turėtų šitą problemą įsispręsti, nes, sakau, daug žmonės nesupranta, kūsta, džiūsta, sako, krenta šiandien ir kitas žmogelis sakė, turiu kritimų, sako, bet vandeniu ir keletą dienų ir miršta. Tai va, sakau, vienintelis įsigelbėjimas dabar dar tokius rimtesnius vaistus atsiųsiu, nes baigėsi, daug labai vištininkai išpirko. Tai dabar užsakysiu, kad mugės metu galėsite drąsiai ateiti ir bus geri vaistai nuo ornitozės, nuo slogos, nuo čiaudėjimo to viso, reiškiasi nuo visų, nuo bronchų, tai va, ir bus nuo trichomono, kokcidiozės ir gelmintų irgi vaistai su vitaminais. Ir jau pratikrinti ir yra tikrai naudojami. Vagis jūs į semkas jau atvarė. Plėšikai. Tai va, taip, kad šitoj vietoj mes tikriausiai išbrisim iš tų ligų. Tai bus, kaip sakyt, bus imtasi priemonių. Tai va, ir nepamirškit, sakau, dezinfekcija. Šitas daiktas irgi, jis užmuša bakterijas ant grindų, uždaro kvapą. Tai naudokitės, jis ne kosmosą kainuoja. Lengva naudoti, barstot paviršutiniškai, matėt, kaip pas mane pabarstyta. Nieko, daug kiti. Galima pabaršiu sušluotą, prašluotas grindis, kad visai viskas pasidengtų, bet suleisiu paukščius, jie ten sutryps, subėgios ir viskas įsilygins. Česnakas, probiotikai, va, eisiu su energetiniu. Padarysiu vandenį, kad paukščiai biški po tų tokių drėgnų orų biški energijos įgautų aktyvesni. Sakau, visko reikia, sako, išleidžiu lauką, viską randa lauke, nieko, matot. Visi lauke, ką randa ten prie mano gritos. Prie mano gritos. Davai čia. Plėšikai vagis. Nieko lauke jie neranda. Gal kur žulytės kokios, dar kažkokio tai, bet čia netoks reikalas, kuris padės. Tai va, mineralai ir, sakau, mėlės, česnakas, aliejus, česnakas į vandenį. Sakau, vyrai, kol mes duosime žolinius visokius daiktus,
tol mūsų paukščiai bus apsaugoti. Tai va, taip kad daug nenoriu vėl priplepėti, primeluoti jums. Šaunu va, grantai tokie nupirko po knygą, paskaitys, sakė, duos, kaip sakyt, įvertinimą, tai yra malonu, bus įdomu, žmonės kažką tai įdomaus savo pasisėmė, reiškia, daug kas galvoja, ten pamatė tupyklas, nuotraukas paimtas, kad čia iš rusų knygos kažkas versta, tai nieko nėra, žinokit, vertimas yra daug labai informacijos iš užsienio ir jokių ten iš rusų knygų vertimų nėra. Vyrai, viskas taip, yra gal pasisavintos keletą iš interneto nuotraukų įdėta, sakau, šiaip tai ten tokia. Tuo metu labai šviežia informacija buvo, dabar mes visi protingi, internetas pasiekiamas visiems. Pirmai nebuvo pas visus, ne visi kompų turėjo, taip kad va, tai buvo stipri knyga, dabar toks prisiminimas. Tai va, tai sakau, ačiū, kas nepasididžiavo, kažkas sakė, įsidėsiu į knygų lentyną, bus, sakė, atminimas anūkam, proanūkiam, nu smagu, žmonės gal, kaip sakyt, daugiau su tokiu pozityvu atsinešėt, labai malonu, gerai, kad, sakau, mažiau surūgusių, piktų, kažko nepatenkintų, viskas gerai, žmonės linksmi buvo, šiandien turgui, smagu, biški iš ryto pykosi, patamsiai ten, kol graibėsi iš klėtkų paukščius, bet čia mažas nesusipratimas, o visa kita, va taip sakyčiau, taip turėtų vykti, turgus vieni kitiems geri, linksmi, norintys padėti, super. Tai va, berniukai, nu tiek, va, visko vėl prirodžiau, vėl aš jums pripasakojau, vėl sakysite, eina šiktisai, doda čia, bet sakau, nu, visi dalykai prasukti, ten tingiu labai keltis dabar, apituštės bunkutės naudoju, tai va, česnaką buvau baigęs, kitą prasidariau, nukvepia tiesiog, eina švilkai, kaip užsimaniau valgyti net, oi, kaip gerai kvepia, tiesiog, nu, pavostai, tik naminės trūksta, arba alaus, tai ką, gerai vyrai, visiems sėkmės, šitą video gal savaitės vidury įdėsiu, ne šiandien, tai va, einu aš toliau dirbti, einu toliau rūpintis paukščiais, nu ir ką, jums gero sekmadienio, visų gerų šventų, aplankykit kapus, neskubėkit, pasikeiskit padangas, slidu, iki manau, gal mugės, gal dar prieš mugę kažką tai parodysiu, kai gausiu, siuntą parodysiu, vaistus, taip kad dar pasimatysim. Ate.